Kadangi dabar jau perskaitėt tą ilgą tekstą, tai galim truputį ir video medžiagos dar duot papildomas apie tai, kaip visas Trumpo vizitas Kinijai atrodė eiliniams amerikiečiams namie. O atrodė visiškai nekaip. Ir čia biškai dabar grįšim atgal dar prieš vizitą. Visų pirma, Trumpas jau susikirto, labai stipriai susikirto prieš televiziją, nes išeidinėjant, jį dažnai būna kalbina išeidinėjant iš Baltųjų rūmų, jis eina į sraigtasparnis visada būna įjungtas, nes didelis garsas nuo jo kyla ir tarsi, jeigu jam koks nors klausimas nepatinka, tai jis gali apsisukti, nueiti, apsimesti, kad negirdėjo. Bet esmė buvo tame, kad jo paklausė, kaip jis reaguoja į tai, kad paprasti amerikiečiai kenčia dėl tos blokados Hormūzo sąsiaurio ir karo Irane, nes ir maistas brangsta, kūras brangsta, energetika brangsta. Ir Trumpas sugebėjo pasakyti, kad jam nerūpi. Taip, realiai taip ir pasakė. Man nerūpi, man svarbiausia yra sunaikinti Irano atominės bombos programą, žodžiu. Taip, įsivaizduokit, šalies prezidentas pasako, kad man nerūpi eiliniai piliečiai, man svarbiausia mano reikalai. Tai, Sekantis dalykas yra pats vizitas, irgi, aš apie jį aiškiai jau parašiau ir jūs perskaitėt, bet tarsi tarp demokratų tarpe, tai viskas aišku, demokratai ten išdėjo šuns dienas Trumpą, bet svarbiausia ir republikonų tarpe buvo daug nepatenkintų, kad prezidentas neapgynė šalies pozicijas ir ypatingai kas liečia Taivaną, tai gavosi tokia eilinė sąjungininkų išdavystė, dar vienų sąjungininkų, tarp kitko, nes klausimas, kiek tų sąjungininkų amerikiečiai beturi šiais laikais, tikrų. Ir po to buvo sekantis didelis toksai susikirtimas po vizito jau skrendant atgal. Trumpo lėktuve korespondentas jau paklausė, kaip jūs reaguojate tai, kad amerikiečiai, tai yra Kinai rengia kibernetinės atakas Amerikoje pastoviai. Ir Trumpas pasakė, o tai kas čia yra? O tai kas čia yra? Mes irgi taigi darom kibernetinės atakas pas juos. Ir suprantat, kame bėda, kai prezidentas va taip pasako, čia šalies saugumo klausimas yra. Šalies saugumo klausimas, žmonių saugumo klausimas. Čia valstybinio masto problema yra. Jeigu kita šalis vykdo kibernetinės atakas pas tave. Čia panašiam lygiai kaip Trumpas, kai buvo paviešinta, kad rusai tiekia žvalgybinę informaciją Iranai, ta prasme. Ir Trumpas lygiai taip pat, o tai kas čia tokio, mes taigi ukrainiečiam tiekiam žvalgybinę informaciją. Žinai, kaip gali būti kas čia tokio, kai nuo to priklauso tavo karių gyvybės, tavo bazių saugumas, tai svarbiausia, tai yra žmonių gyvybės priklauso nuo to, kad rusai tiekia žvalgybinę informaciją. Ir tarp kitko, tie patys kiniečiai tiekia žvalgybinę informaciją Iranui ir netgi ginklus tiekia. Tai va tas toks įdomiausias dalykas yra, kad jis atvirai pasako, kad šiaip man nerūpi žmonės. Man yra kažkokie tikslai ir po to mes būsim visi turtingi, labai gerai gyvensim. Kas dažniausiai reiškia, kad jo aplinkos žmonės gerai gyvens. Tai va, gaunasi taip, kad Kinai galų gale turi labai stiprią kortą prieš amerikiečius. Tai yra tų retųjų metalų blokavimą arba neblokavimą. Ir kas liečia Taivaną, iš tikrųjų, amerikiečiai šitoj vietoj yra į dvigubus spąstus papuolę, nes yra, kas nežino, tai yra taip, kad amerikiečių visos didžiosios, the big seven vadinamos įmonės, ten kaip Microsoftas, Tesla, Apple, Intelis, jie visi gaminasi lustus Taivane, visi iki vieno, visos 7 įmonės.
nes Taivanas gamina pačius kiečiausius lustus pasaulyje, pačius pažangiausius. Tai va, visa Amerikos ekonomika priklauso nuo tų lustų gamybos Taivane. Ir priklauso taip pat nuo to, ar amerikiečiai gauna retuosius metalus iš Kinijos. Nes dabar tie lustai visur naudojami, tiek karybai naudojami, tiek medicinos prietaisuose, lėktuvuose, visur, kompiuteriai, duomenų centrai, dirbtinio intelekto visas verslas, viskas stovi ant tų lustų. Taigi, kur čia tie dvigubi spąstai dabar su Taivanu yra? Su Taivanu dvigubi spąstai yra tame, kad Trumpas yra tokioj dabar dilemai, galim sakyti. Jeigu jis pykstasi su Kinais, Kinai neprileidžia jo prie retųjų metalų. Ir jis jau turi problemą atstatyti savo karinius pajėgumus ir vystyti, tarkim, toliau dirbtinį intelektą, tuos visus verslus ir taip toliau. Čia ne tik Trumpas, bet jau visa šalis. Kita problema yra, jeigu jis susitarė paleisti Taivaną Kinams ir pats atsitraukia, jis gauna retuosius metalus. Bet jeigu teoriškai Kinai puola Taivaną, tai tada Trumpas netenka tų visų lustų pažangiausių. Ir čia yra, ta prasme, tu pralaimi ar ten. Ar tie Kinai puls Taivaną, ar ne? Čia toks labai teorinis klausimas. Vis dar. Užpult įmanoma. Ir mes svarbiausia, man atrodo, per pastaruosius kelius metus pastebėjom, kad ne visada reikia labai logiškų punktų tam, kad pradėti karą. Nes kažkaip šalis vis dar neįsvertina, kad neapsimoka kariauti ir vis tiek kažkiek kiti principai veikia žmonės, ypatingai galingus lyderius. Tai va, ir visa ekonomika jau stovi dabar ant būtent tų lustų gavimo arba negavimo. Nes pas amerikiečius šiaip visada Trumpas ir republikonai iš tikro maga visada pabrėžia, kad jų ekonomika žiauriai gerai laikosi. Kai jų ekonomika iš tikro nesilaiko žiauriai gerai. Akcijos laikosi labai gerai. Todėl bendras rodiklis Amerikai yra tas, kad, tokia virtuali riba sukuriama, kur atrodo, kad Amerika žiauriai gerai laikos, nes pas juos S&P 500 gerai laikos, Nasdaq gerai laikos, Dow, kur Trumpas visada rėkauja, kad laikosi geri rodikliai yra. Bet iš tikro, pati ekonomika, ta prasme, gamybos pramonė, maisto pramonė, ūkininkai, viskas yra nukritę ir čia yra labai didelis skirtumas. Seniau, ta prasme, ekonomikos rodiklis būdavo, kiek žmonės dirba, kiek darbo vietų sukuriama, tai būdavo tas rodiklis taip ir kyla vienodai. O dabar akcijas yra čia, o tikra ekonomika Amerikos yra čia. Tai ta prasme, ir žmonių pragyvenimo lygis. Tai jeigu Trumpui tik tai biški kiek nors sušlubuoja visas tas lustų gavimas arba tų retųjų metalų, tai reiškia, kad kris ir visos akcijos. Ir tada subliūkšta visas jų tas kortų namelis, kur jie pasako, kad jų ekonomika žiauriai kietai laikosi. Nes iš tikrųjų taip nėra. Iš tikrųjų, kas skaito mano straipsnis, tai žino, kad žiemos pradžioj, čia kai Amerikai šaudėsi, mano kompas buvo sugedęs. Ir aš tuo laikotarpiu buvau parašęs 2 labai ilgus straipsnius apie Amerikos ekonomiką ir iki šiol nežinau, kur juos įterpti, nes nebesigauna į temą, bet jaučiu, kad reikės įterpti, nes tai gan aktualu, nes Amerika nėra toksai kietas milžinas, kaip dedasi šiai dienai. Jie tikrai yra tokia gan blėstanti imperija ir nėra jam taip lengva, ypatingai kai dabar apleido ir Europą, ir Kanadą, ir suspiko su visais aplinkui, su kuriais tik galėjo. Ta prasme, visas aplinkinės šalis, kurie buvo Amerikos sąjungininkai,
pradeda susirasti naujus prekybos kelius, naujus bendradarbiavimo, naujus saugumo bendradarbiavimo, naujus karinės pramonės gamybos sutartis sudarinėja tarpusą ir visi apeidinėja Trumpą. Visi apeidinėja. NATO susitikimai nebevyksta su Trumpu. Jie vyksta, bet jie tiesiog ignoruoja Trumpą ir kol nepraeis laikotarpis, gal jis į pensiją išeis, ar dar kas nors jam nutiks, ar gal senatvė, gal kas. Taigi Amerika nesilaiko taip gerai ir todėl Trumpas nuvažiavo į Kiniją neturėdamas jokių kortų. Ir todėl žmonės Amerikai yra nelabai patenkinti tuom, kas vyksta. Ir iš tikrųjų neseniai žiūrėjau video daug apie eilinius amerikiečius ir yra daug skundų, kad jie šiaip gyvena kaip daugelis žmonių ten jaučiasi kaip trečio pasaulio valstybės gyventojai. Tai va tokia realybė Amerikai iš tikrųjų yra. Nes didžiulis nedarbas yra. Žmonės sunkiai susimoka mokesčius ir ta visa vaidyba, kad yra didžiulis pakilimas ir tai yra būtent ant tų akcijų laikas. O tas akcijas dabar gali valdyti kiniečiai, jeigu uždraudžia arba neuždraudžia ką nors. Ir lygiai taip pat kiniečiai, jau rašiau straipsnį, svarbiausia, ką kiniečiai dabar šiuo momentu valdo, tai jeigu jie neduoda tik tai retųjų metalų, nuo kinų priklauso dabar ar amerikiečiai galės greitai atstatyti savo karinį arsenalą arba negreit. Kad jie gali atstatyti, tai gali, bet per kokį laiką. Tarsi, jeigu tu negauni medžiagų, tai gali rankytis biški iš tos valstybės, biški iš tos, ten tą perdirbimo visą savo mechanizmų, savo naudoti savo šaly perdirbimo visą verslą, bet tada viskas bus negreit. O jeigu reikės greit, tai tada amerikiečiai sėdės pliki. Tai va tiek šitam kartui. O kadangi prisiūlėt kalbėti, tai prašyčiau jau paspaustą subscribe mygtuką ir bandysim toliau.